Tai labai svarbu užsibrėžti naują tikslą. Ir abu dalykai yra neišvengiami. Tai yra vis tiek mes turim tas abi smegenų dalis. Ir tą seną, ir tą naują smegenų dalį. Mes negalim nei vienos jų atsisakyti ar kažkaip nuspręsti, kad mes jos nebenorim, bet kokia atveju čia yra. Tai mes turim tai numatyti, jau brėždami naują tikslą. Kad bus atvejų, bus dienų, bus kartų, bus galbūt valandų, kai man nuolat koja kištos, kitos smegenys. Tai aš turiu iš anksto nuspręsti, būdama tame momente ir vadovaudamasi tame momente savo viršutinėmis smegenimis, ką aš tokiais atvejais darysiu. Tai aš iš anksto apsprendžiu, kas bus išimtis, pavyzdžiui. Todėl, kad gali būti tikrai, kad jeigu aš nusprendžiu būti daugiau fiziškai aktyvesnė, bet bus dienų, kai aš sirgsiu, pavyzdžiui, ir tada man bus visai nepalanku tą dieną būti labiau fiziškai aktyvesnė, nes man kaip tik reikės taupyti tą dieną energiją, kad aš galėčiau skirti pasveikimui. Bus dienų, kai aš paprasčiausiai žmonės